Tai ką turi? Tai tų produktų. Ko nori? Tai blet, nu ko turi? Turiu biškį pinigų, pasimsiu. Turiu tokių įdomesnių dalykų, jei labai nori. Nu davai, davai. Na. Пиздач! Ой, бля, ką čia gero rodo? Nu, ką čia šiandien gero rodo? Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams bei jautresnės psichikos žiūrovams. Atidarom duris, policija! Atidarom duris, policija! Taigi tu debilas, čiagi duris, blet. A jau? Jaunimas, ar su jumis viskas gerai? Jaunimas, ar su jumis viskas gerai? Aš klausiu, ar su jumis viskas gerai? Oi, ble, oi. Labas, rytas, labas rytas, pareigūnė. Sveiki. Čia. Buvo gautas iškvietimas, jog jaunimo grupė čia vartoja narkotinės medžiagas. Ką? Pirmą kartą. Ar esate vartoja narkotinės medžiagas? Pažiūrėk mane. Aš ne toks vaikinas, esu suprantas čia. Rodo akis. Oi, ble, Vietoj, stovėk. Eik tu, kaip sveika. Oi, žiūrėk, saulė, ble, oi. Oi, ble. Eik, pasveikit čia, ponė, reikia pažiūrėti jūsų draugą. Su šito jau čia dar bus blogiau. Jaunimas! Jums viskas gerai? Reikia pažiūrėti. Блядь, viskas jasna. Durnas! Jaunimas! Ar esat vartojat narkotinės medžiagas? Ne? Aš klausiu, ar esat vartojat narkotinės medžiagas? Ką? Nesikeikit, jūs esat kaimo svarų transliacijų, TV3 laida. Supratot mane ar ne? Друге. Nesikeikit, jaunimas. Nagi, čia viskas akivaizdu. Matomai šie du asmenys esate privartoję kažkokių narkotinių medžiagų. Taigi, vaikinai, prašome rinkti daiktus ir važiuosime į policijos komisariatą. Blet, eik na, suka, ble. Eik čia! Eik čia! Rankas nugros! Ką tu dari? Tu dirbi Landsbergiui. Turi kažką kišenės. Konservatorė, Bergas, ai. Apsinu tylėt. Turi kažką kišenės ar ne? Ne, nieko, patikrink, nieko nerasi. Eik tu. Oi. Papiktas Landsbergis esi. Kas čia? Kas čia? Klausiu. Oi, čia. Kas čia? Tas patė draugas Ane? pakišo, jo. Galėsi aiškinti policijos komisariate. Nereikės. Stokis. Oi. Stokis. Paskiau stokis, greitai. Jum priekį. Oi, blemba čia. Į teismą priduos. Lysk į viržą arba šaunu, greitai. Kur antras draugas? Lindam iš ten, radom pačius narkotinės medžiagas. Ar paskiau lindam arba šaunu? Prie sienos! Prie sienos arba šaunu! Aš! Prie sienos! Tavo man! Nesipriešink! Radom pačius narkotinės medžiagas. Važiuosi policijos komisariatą. Ei, pareigūnė, Prie sienos!
Na kągi, radau šitą pakelį pas vieną iš jaunuolių. Jame matomai yra LSD ar ekstazio tabletės, tai yra psichotropinės medžiagas. Pagal jų elgesį ir kalbos manierą galime nuspręsti, kad jie jų pavartoję. Taigi, kodėl nereikia naudoti ir vartoti psichotropinę medžiagus, taigi psichotropinės medžiagos kenkia smegenims, širdžiai, kepenims ir kitoms organizmų sistemoms. Jos gali sukelti priklausomybę, psichikos sutrikimo, atminties ir dėmesio problemas, silpninti imuninę sistemą bei didinti riziką susirgti sunkiomis ligomis. Vartojimas gali sukelti negrįžtamus pokyčius organizme ir pavojų gyvybei. Dėl šių priežasčių jų vartoti nerekomenduojame. Taigi, supratot mane, jaunuoliai, ar ne? Aš klausiu, ar supratot mane, ar ne?